kartais taip nutinka, kad iš širdies pajunti, kad privalai tai padaryti. Taip nutiko ir šį kartą. Į mano rankas atkeliavo bilietas į Daniją, nors turėjau didelį užimtumą, bet aš supratau, kad turiu čia vykti. Dar iš tikrųjų nežinau kodėl, bet manau, kad per šią savaitę tikrai sužinosiu. Jūs gal nežinote Danijos, bet tikrai žinote Lego. Taigi, Lego yra kilusi būtent iš čia. Lego net suaugusį vyrą gali priversti verkti, kuomet jis užlipa ant aštrių kaladėlių. Keista, kad danai viešajame transporte arba viešoje vietoje beveik nekalba. Ir labai nemėgsta, jeigu kažkas be reikalo skambina dviračio skambučiu. Iš tiesų, pats norėdamas garsiai reikšti savo emocijas ir bendrauti su draugais, jaučiausi lyg elgdamasis nepadoriai. Pačioje sostinėje, kurioje netgi labai daug imigrantų, vis dėlto jaučiausis saugiai. Pavyzdžiui, muziejuje žmonės drąsiai palieka rūbus tiesiog ant pakabos. Rodos, Kopenhagos gyventojai tiesiog pamišę dėl sveiko gyvenimo, jie mėgsta sveiką maistą. Praleidę 2 valandas ant dviračio, jie dar spėja rasti laiko pabėgioti. Rodosi, čia bėgioja visi. Nors vietiniai mėgsta bendrauti tiesmukiškai, jie labai mandagus ir paslaugus. Tačiau tai tikrai puikia vieta siekti budistinės nirvanos. Jeigu tu nekalbinsi jų, jie tikrai nekalbins tavęs. Gali gyventi 60 metų ir kaimynai nieko nežinos apie tave, o tu apie juos. Čia tiek daug žmonių, kurie gyvena vieniši ir jiems tai patinka. Rodos, kiekvienas čia mėgsta gyventi savo kokone. Danai mėgsta tos keisčiausios skonio anyžinius saldainius ir dar sugeba juos įdėti druskos. Labai keista. Turbūt danų kalba atsirado, kai pirmieji šio krašto gyventojai paragavo šio saldainio ir išreiškė savo pirmasias emocijas. Mane tikrai žavi į vidurinėje klasę orientuotas socialinis modelis. Vokiškai suorganizuota viskas, nuo A iki Z. Išsilavinimas, būstas, sveikatos priežiūra ir žinoma, senelių namai, į kuriuos danai išveža savo tėvelius. Beje, tai pirmoji šalis vakaruose legalizavusi pornografiją. Ir lytiniai santykiai su gyvūnais čia taip pat legalūs. Bet turbūt todėl, kad jie tiesiog pamiršo jas uždrausti. Dviratis, dviratis, dviratis. Kopenhagoje tai arklys, tai gyvenimo būdas. Rodosi, vietiniai tiesiog gimsta su dviračio vairu rankose. Danija viena laimingiausių šalių pasaulyje, bet taip pat ir antidepresantų skaičius vienas didžiausių pasaulyje. Tai turbūt dėl to jie tokie laimingi, kad naudoja tik daug antidepresantų. Muziejai, muziejai, muziejai. Ir dažniausiai jie nemokami. Man gamta visą laiką labiau patinka negu miestas. Bet vis vien labai įdomu aplankyti Daniją, nes Danija yra menų sostinė. Štai čia mes matome modernaus meno muziejų. Viskas, kas atinka Danijos madose. Šiemet, kitais metais mes matysime visoje Europoje. Menas visą laiką transliuoja kažkokias tai vertybės. Modernus menas transliuoja modernės vertybės. Ir kaipgi be Kristianijos. Tai turistų traukos objektas miesto centre. Einant į Kristianiją, mus pasitinka užrašas: jūs paliekate Europos Sąjungą. Tai menininkų su anarchistinėmis nuotaikomis rojus. Maždaug 1000 žmonių komuna. Danijos valdžia nežino džiaugtis ar verkti dėl šios kaiminystės. Žinomiausia Kristianija yra dėl Pusher Street gatvės, kurioje 10 kioskelių visiškai atvirai siūlo įsigyti kanapių ir jų gaminių. Reikia turėti omenyje, kad Danijoje tai visiškai nelegalu.
Tačiau pusė Kopenhagos ir pusė Europos plūsta čia išbandyti šiuos uždraustuosius malonumus. Man pačiam belieka slėpti su savo reportažėliais, kuriuose mėginome įsigyti kelis gramus marihuanos. Čia drąsiai pjaustama pjūklais ir vežama karučiais. Šioje gatvėje pajaučiau labai apokaliptinės nuotaikas. Nežinau dėl savo per daug senamadiškos paradigmos, o gal dėl to, kad šios gatvės prekeiviai tiesiog spinduliuoja paranoją, nes Danijos policija bent kartą per metus irgi čia apsilanko. Bet iš tiesų, kas man patiko, tai Kristianijos architektūra. Gaila, kad jį persmelkta specifinio dūmelio kvapu ir greičiausiai dėl to kiekviename kieme vyrauja gan asociali betvarkė ir nešvara. Teko girdėti, kad čia Kristianijoje yra Užupio Respublikos ambasada. Deja, jos neradau. Nėra taip, kad gyvenimas jisai panašus į oro uostą. Kažkas ateina, kurį laiką pabūna, kažkur išeina. Čia pakeliui tiek daug parduotuvių ir galimybių ką nors nuveikti. Anksčiau būdavo žmonės daugiau matydavosi bažnyčiose. Dabar bažnyčios tai dekoracijos parduotuvė. Man atrodo, kad mes, lietuviai, pasirinkę vakarų kryptį, Daniją galime matyti kaip švyturį, kuris rodo kelią. Tuo pat metu mes galim pamatyti savo ateitį, kaip mes galbūt atrodysime po 5 metų, po 10 metų, po 3 metų. Bet turiu prisipažinti, per daug manęs nežavi šitie pasiekimai, man norėtųsi kažko tai daugiau, kažko tai vertingiau.